Sveiki, šiandien pabandysime prisiminti ženklinimą ir numeravimą. Pirmiausiai pradėkime nuo ženklinimo. Jeigu mes turime kažkokį tai sąrašą, štai pas mane yra miško gyvūnų sąrašas ir norime jį suženklinti, tai pagrindinėme meniu einame į mygtuką, štai, kuris yra parodytas su taškiukais, toksai yra, iš tiesų jisai vadinasi ženkleliai, ir galime paspausti štai ant jo ir atsiranda ženkliukai. Čia pas mane automatiškai suženklino būtent paskutinį ženklelį, kurį aš naudojau savo kompiuterį. Jeigu aš noriu pasirinkti kitą ženklelį, man reikia eiti atsidarius štai šitą mygtuką, apibrėžti naują ženklelį ir štai čia, tarkim, simboliuose pasirinkti, kokį aš noriu ženklelį. Štai, tarkim, štai šitokį noriu ženkliuką ir štai aš turiu suženklintą sąrašą. Jeigu mūsų sąrašas yra sakykime, ne toks vieno lygio, o turime antro arba trečio lygio sąrašą, tai reiškia, kad mes dabar, žiūrėkite, vilkas, spaudžiu tą klavišą ir, sakykime, jisai turi vilkiuką. Vilkiukas yra vienas ir dar vilkiukas, vilka yra antras, štai turi du vilkiukus, lygiai taip pat, sakykime, zuikis turi dar vieną, zuikiukas vienas ir zuikiukas antras. Turi dar du zuikiukus ir man dabar reikėtų suženklinti šitokį sąrašą. Vėlgi, aš užsižymiu tą sąrašą, einu, kur yra ženkleliai. Jeigu man reikia, aš galiu pasikeisti turimus ženklelius, bet kadangi jau yra antro lygio sąrašas ir aš noriu pakeisti, kad mano, matot, prie vilkiukų ir zuikiukų atsiranda antro lygio sąraše telefonas, aš einu į trečią mygtuką ir šitam trečiam mygtuke aš paspaudžiu apibrėžti naują sąrašo stilių. Ir štai čia, dabar pasižiūrėkite, pirmam lygiai aš turiu rankytę. Jeigu man nepatinka ta iškelta rankytė, aš štai čia paspaudžiu ir pasirenku kažkokią, sakykime, kompiuterį. Sakau, gerai, štai turiu kompiuterį. Atsidarau antrą lygį. Antrame lygyje galiu pasirinkti, sakykime, kokią pelytę. Va. Ir jeigu aš dar sugalvoju, kad man reikės ir trečiam lygiai kažką tai pasirinkti, aš galiu trečiam lygiai, sakykime, klaviatūrą pasirinkti. Štai turiu pasiruošus tokį jau šabloną, tokį susikūrus sąrašo stilių, kur pirmam lygiai bus kompiuteris, antram pelytė, trečiam klaviatūra. Sakau, gerai, štai pasižiūrėkite, aš jau turiu kompiuterį pelytę ir dabar pasižiūrėkime, jeigu mano vilkiukas, tarkim, turi kokį nors dar, sakykime, žaisliuką arba dar kažką tai, sakykime, štai jisai jau atsiranda klaviatūra. Sakykime, aš kokią raidelę parašau, dar vieną raidelę. Lygiai taip pat būtų ir su zuikiais. Tai ženklinimas, kaip ir viskas, turėtų būti aišku. Eikime prie numeravimo. Numeravimas lygiai taip pat. Jeigu aš turiu sąrašą, pasižymiu jį, ir man reikia sunumeruoti, paspaudžiu štai numeruoti, man pažymė ABCDE, tai yra paskutinis žymėjimas, kurį aš turėjau savo kompiuteryje užmėtą. Jeigu aš noriu, aš galiu pasirinkti tas, kas jau yra kokie stiliai sukurti, 1, 2, 3, jeigu man reikia, aš čia dar galiu atsidarius pasiieškoti su skliausteliais, su ABC ir taip toliau. Dabar, jeigu aš norėsiu vėlgi, taip kaip ir čia buvo ženklinimo, pereiti į antro lygio sąrašą, pasižiūrėkite, antram lygiai pas mane A parašyta su šauktuku. Mes čia turėjome, čia daug nerašau, vilkiukus, sakykime, galim turėti vilkiukus ir dar vienas vilkiukas turėjo dar kokį žaisliuką. Sakykime, kažkokį žaisliuką. Matai, čia prirašyta jau įvairiausio numeravimo, kurie man visiškai netinka. Aš užsižymiu dabar šitą sąrašą, einu į
štai paspaudžiu trečią mygtuką, kuriame aš galiu pasirinkti kokį nors jau sukurtą šabloną. Aišku, aš galiu pasirinkti standartinį, jeigu man reikia, štai standartinį, bet jeigu man kažkokio reikia įdomesnio, aš galiu eiti ir apibrėžti naują kelių lygių sąrašą. Štai čia pasižiūrėkite lentelėje. Pirmas lygis. Pirmam lygiai aš turiu vienetuką. Jeigu aš noriu sugalvoju, pavyzdžiui, man reikia ABC, aš galiu A pasirašyti. Jeigu aš noriu, kad pirmam lygiai po A, pavyzdžiui, būtų ne taškiukas, bet, sakykime, koks, dvitaškis tegul būna. Po A tegul būna dvitaškis. Į antrą lygį. Antram lygį, žiūrėkite, tas pats A ateina, tik tais jisai jau be dvitaškio. Aš susitvarkau, kad būtų dvitaškis. Ir, sakykime, dar padedu kokius 2 taškiukus. Toliau, nenoriu vienetukų, bet noriu mažiuko A. Ir mažiuką A noriu su skliausteliu. Viskas tvarkoja. Einu į trečią lygį. Trečiam lygiai vėlgi. Galiu, sakykime, taip kaip buvo susitvarkyti. Štai čia galiu pasirašyti dvitaškį. Po A mažosios galiu pasidėti skliaustelį ir tarpelį. Ir po vieneto, sakykime, galiu pasidėti šauktuką arba 3 šauktukus. Jeigu man reikia, aš toliau galiu lygiai taip pat tvarkyti 4, 5 ir 6 lygius. Atkreipkite dėmesį, štai čia yra lygiuotės ir būtent įtraukos, kiek jūs norite, kad jums atitrauktų vieną lygį nuo kito lygio, tarkim, kokius tarpelius paliktų. Dabar mane čia viskas tenkina, aš sakau gerai, štai visas mano sąrašas, matot, yra sutvarkytas. Buvau A su taškiukais, matot, su dvitaškiu, taškiukais, ABC, su skliausteliais ir taip toliau. Gali atsitikti taip, aš dabar susitvarkysiu tą sąrašą, sakykime, nuo 1, 2, 3, tegul būna taip ir tegul būna standartinis mano sąrašas. Gali būti taip, kad kartais mums reikia sunumeruoti ne nuo vienetų, ne vienetas šiandien turėtų. Tai čia mes pasirenkam nustatyti numeravimo reikšmę. Štai čia aš pasirenku, pavyzdžiui, kad mano nuo 4 žymėtų. Prašau, man žymi nuo 4. Štai taip yra sutvarkomas ženklinimas ir numeravimas. Visi šitie sąrašai yra vadinami struktūriniais sąrašais, o sąraše, kada mes matom atitraukimus, yra pirmo lygio pasraipos, antro lygio, trečio lygio. Tai, žodžiu, kaip mums reikia, mes taip ir susitvarkome, kokius norime, ar ženkliukus, ar, sakykime, skaičiukus užsidedame. Tai dabar belieka tik tais dirbti ir turėti įgūdį. Sėkmės!